Sveiki mano brangiai, ir čia vėl rubrika mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas vandenio ženklo atstovams gruodžiui. Kas norėtų asmeninės prognozės, žino turbūt jau kur rašyti, arba paklauskite rodžimail.com elektroniniu paštu, arba čia TikTok galite rašyti žinutę, arba jau turiu savo svetainę asktarot.lt ir ten yra suskirstytos visos mano siūlomos dėlionės pagal temas. Meilės santykių, darbo, sveikatos, metinės prognozės ir galite pasirinkti pagal jūs dominančią temą. Yra aprašymas dėlionės, įsidėkite į krepšelį, jums ateis sąskaita, apmokėsite ir kelių dienų bėgyje gausite savo prognozę. Taip, pradedam nuo auksinio meno taro kaladės vandeniai, kas jūsų laukia. Gruodžio mėnesį traukiu kortas. Taip, jūs irgi galite, mano brangus vandeniai, suformuoti savo intenciją, dabar šio video metu gauti kažkokią jums naudingą informaciją arba atsakymą į jūs dominantį klausimą, į savo kažkokią problemą ir dilemą. Ir tuomet tiesiog jau bus lengviau atrūšiuoti kažkokią informaciją ir būtent pasinaudoti ją ir gauti atsakymą į savo kažkokį konkretų klausimą. Taip, vandeniai, gruodis, kas laukia, korta 4 pentakliai, korta pentaklio pažas ir korta 7 taurės. Taip, žiūrėkit, 4 pentakliai tai yra pinigų tokia taupimo korta, tai apie tai, kad arba jums pavyko metų bėgyje sutaupyti kažkokią, sakykime, taip, neblogą sumą, kurią dabar jūs galite pasidžiaugti, nes, buvote racionalūs, taupus, atidinėjot, sakykime, kažkur tai į stalčiuką, arba ten turėjote atskirą sąskaitą ir va dabar čia yra apie tai, kad žmogus laiko jisai tuos pentaklius, tas monetas rankoje, sėdi ant tų, pasidėjęs kojas ant tų pinigų, taip neišleido ir neišvaistė tų pinigų metų bėgyje ir dabar gali padaryti inventarizaciją arba padarysite ir pasidžiaugti tą sumą, kad jūs buvote tokie šaunuoliai, tokie taupus, racionalūs ir, galbūt prilaikėte kažkokias savo išlaidas nereikalingas, emocinius pirkinius ir dabar turite sumą neblogą, gražią, kurią galėsite panaudoti kažkokiam tai savo kažkokiem savo tokiem jau svarbesniem tikslam arba svajonių išsipildymui. Taip, tai čia šaunuoliai galima pasidžiaugti. Taip, pentaklių pažas, tai irgi piniginė korta, irgi vėlgi apie tai, kad, sakykime taip, finansinė jūsų padėtis jūs džiugins su finansais, viskas tvarkoj ir turėtų būti tvarkoj. Vėl žmogus pasirūpino savo finansinę padėtimį, galbūt kažkur tai investavote labai sėkmingai ir gaunate kažkokias ten palūkanas, pajamas ir taip toliau iš tų investicijų ir vėlgi galite pasidžiaugti, atidarėte ant savo sąskaitos balansą, kad jisai, taip šildo jums širdį. Taip, čia ir čia taipogi korta naujo darbo. Tai kas ieško vandeniai kažkokio darbo, naujos veiklos, naujo šaltinio, uždarbio, tai čia jūs turėtumėte rasti gruodžio pradžioje. Turėtumėte jau turėti tą darbą savo rankose, taip sakant, arba gausite jums naudingą pasiūlymą, jums tinkamą pasiūlymą, ir galėsite jau pradėti dirbti. Taip, 7 taurės. 7 taurės tai toks, galbūt netgi gali būti tų pasiūlymų įvairialypių. Tuomet, kai, matot, žmogus negali pasirinkti, tos taurės pilnos ir kiekviena su skirtingom gerybėm. Ir žmogus stovi, žiūri ir nežino, kągi jam pasirinkti, kokią čia gerybę geriau būtų, ne? Norisi visko, bet dėja visko neapriepsi. Tai čia apie tai, kad
jeigu ieškantis darbo, ieškojo jo ten kažkiek laiko ir dabar vat, gali tiesiog užderėti tais pasiūlymais. Tai nebuvo nei vieno, tai dabar gali būti iškart keletas pasiūlymų, tarp kurių jums tinkamų ir pagal jūsų ten funkcijas, kvalifikaciją ir vat, reikės rinktis, kuris jums priimtinesnis, palankesnis ir vat, visada tuomet žmogus žinoma pasimeta, nes norisi pasirinkti patį, ne, geriausia, bet čia jie labai skirtingi, vat, kaip pagal tas kortas, taurė pilna visiškai skirtingų gerybių, todėl rinkitės pagal šiuo metu jums svarbiausius prioritetus tą darbą. Taip, antra kaladė šviesaus pranašo taro. Ir žiūrim, ką parodys jums šviesaus pranašo taro, mano brangus vandeniai. Traukiu kortas, vandeniai, gruodis. Pirma korta lazdų tūzas, antra korta 3 lazdos ir trečia korta vežimas. Taip, šiaip labai geras derinys, lazdų tūzas. Tai apie tai, kad būsite pilni energijos, entuziazmo, motyvavimo, įkvėpimo. Tikriausiai va, tas naujas darbas ar pasiūlymas ar veikla jūs va, tiesiog įkvėps, užves, nes čia yra ugnies korta, ugnies ir tuomet, kai žmogus vat, pats dega, taip sakant, iš vidaus, jis turi tą vidinę ugnelę, užsivedęs, kažką tai naujo pradėti, dirbti, jis pozityviai, optimistiškai nusiteikęs, mato savo ateitį tik tai tom teigiamom spalvom, ryškiom spalvom, kad viskas prasideda ir labai gerai ir viskas į gerą. Ir čia vat, sekanti korta būtent tai ir patvirtina. Tai yra 3 lazdos korta, kuri sako apie tai, kad taip iš tikrųjų perspektyvos jums atsiveria labai geros, galite startuoti tokių greitų ir startų, tokių vat, su pagreičiu ir su perspektyvom. Jums tiesiog reikia pabandyti neprarasti, neiššvaistyti, taip sakant, pakeliui to entuziazmo, tos motyvacijos ir va, to savo energingumo ir neperdegti. O va, tai jeigu jūs su tokiu pat entuziazmu ir vidiniu va, tą ugnelę imsitės už tos naujos veiklos, tai tiesiog viskas, kaip sakoma, ir darbas rankose degs ir ten rezultatai bus stulbinantis. Taip, ir trečia korta vežimas, kaip matot, irgi judėjimas, tai arba transporto priemonė, arba kelionė, arba čia irgi yra nugalėjimo ir pergalės korta. Tai tuomet, kai žmogus, viskas, jis jaučiasi kaip nugalėtojas, jis laimėjo, jis ieškojo, tarkim, to darbo ilgai, bet dabar, vat, gavęs jis ir atėjęs dirbti, jis jau mato, pagaliau tas darbas, apie kurį aš tiek ilgai svajojau, mano svajonės darbas, mano svajonės ten funkcijos, aš pakliuvau į savo vietą, aš čia gerai jaučiuosi, o čia kiek aš daug galiu nuveikti, kiek aš čia galiu dabar, padaryti visokiausių naujovių ir taip toliau. Taipogi kelionės korta, kaip aš jums sakiau, kelionė tai galbūt irgi kažkur tai reikės keliauti, kažkam tai prasigros kaip kelionė gruodžio vidury, galbūt numatyta kelionė ir galbūt važiuosite švęsti šventes kažkur tai į kitą šalį, kažkur pakeliausite, sutiksite ten kalėdas ar naujuosius kitur, su įspūdžiais kitais ir taip toliau. Čia taipogi judėjimo korta, judėjimo į priekį ir transporto priemonių korta. O kažkas galbūt, mano brangus vandeniai, parduos automobilį turimą ir nusipirks kitą naują. Galbūt pakeisite transporto priemonę, ką žinau, galbūt jūs nuspręsite daugiau nevažinėti automobiliu arba atvirkščiai. Nuspręsite važinėti automobiliu, galbūt jums viešasis transportas jau atsibodo ir vis dėlto nusprendžiate, kad turite turėti savai nuosavą. Kažkam prasigros kaip kelionė, kažkam kaip
transporto priemonės įsigijimas, kažkam tai kaip jausmas, kad aš nugalėtojas, pergalė, galiu džiaugtis tuo, ką pasiekiau. Taip, trečia kaladė svajonių taro. Žiūrim toliau. Vandeniai, gruodis. Kas laukia gruodį? Vandenių. Taip, korta mirtis, korta 6 kardai ir korta 5 monetos. Žiūrėkit, mirtis tai vėlgi pokytis ir transformacija. Kaip aš jums ir sakiau, kad kažkoks tai pokytis jūsų tikrai lauks, ar čia bus pokytis susijęs su darbu, ne? Ir čia korta kaip patvirtinimas, ne? Jeigu jūs norėjote pakeisti darbą, jūs jį pakeisite. Jeigu jūs ėjote prie kažkokios svajonės, taupėte tos pinigus, tai vėlgi transformacija, kad dabar jūs galėsite tą savo kažkokį pokytį įgyvendinti. Jūs norėjote vėlgi nusipirkti mašiną, kurios neturėjote, arba ten nusipirkti kitokią mašiną, arba ten dar kažkur tai įdėti pinigus į kažkokią idėją. Čia jūsų gyvenimo pokyčiai, kurie jūs jūs patys, sakykime taip, savo užsispyrimų, savo ėjimų prie to tikslo, prie to pokyčio pasiekėte. Tai čia yra ir galima pasidžiaugti tais rezultatais, nes tai yra jūsų nuopelnai, jūsų kažkokio tikslingumo, charakterio, disciplinos, mokėjimo siekti užsibrėžto tikslo, atkakliai, nuosekliai ir čia jau galite pasidžiaugti tuo pokyčiu pagal mirtį. Taip, korta 6 kardai, tai yra vėl kelionė, tai yra plaukimas prie kito kranto, tai gali būti vidinė kelionė, tai gali būti apie transformaciją, kalbama kaip apie transformaciją jūsų asmenybės, jūsų vidinės transformacijos, apie kelionę prie kito kranto, kuomet jūs nusprendžiate, kad jūs jau nebegalite arba gyventi toj pačioj situacijai, toj pačioj, aš nežinau, aplinkoj, su tuo pačiu žmogum, toj pačioj, ten darbo atmosferoj, tame pačiame mieste, bute ir taip toliau. Čia yra begalės variantų ir kiekvienam žmogui pagal jo dabartinę situaciją tą kortą gali tos derinys prasigruoti savaip. Kažkam tai pokytis bus iš tikrųjų persikėlimas iš vieno gyvenamojo būsto į kitą, kažkam persikėlimas toliau iš vieno miesto į kitą, iš vienos šalies į kitą, kažkam galbūt pokytis grįžimas, jūs nuspręsite, kad jums jau pagaliau pabodo, ar jūs jau pakankamai atsikandote, ar ten uždirbote užsienyje, kuriam ten, pavyzdžiui, 10 metų gyvenote, ar ten 5 ir jūs grįžtate į gimtinę. Ir norite čia jau bazuotis ir nutūpti, taip sakant. Kažkam tai vidinės transformacijos, kad jūs suvokėte, kad daugiau jūs negalite būti tokių ir tokių ir reaguoti taip ir taip. Kad kažkokios gyvenimo aplinkybės pasikartojančios, tai būtent dėl jūsų to pačiu veiksmo arba neveiksmo, kad jūs turite veikti tuomet, kad išeitumėte iš tos kažkokios situacijos, iš to užburto rato. Tai kiekvienam žmogui šitas derinys pagal jo situaciją, pagal tai, apie ką jis dabar gyvena, masto, prasigruos savaip. Taip, ir korta 5 pentakliai. 5 pentakliai tai būtinumas arba, sakykime taip, kažkam padėti, paaukoti pinigus arba būtinumas išleisti pinigus. Vėl situacija tokia gali būti, tai išlaidų situacija, kad arba artimiesiems reikia padėti. Ir galbūt taip ir bus jūsų ta sutaupyta suma, kažkur tai jūs ir paįtakosite, padarysite gerą darbą, arba kažkam tai iš jūsų artimųjų labai reikės tų pinigų, arba pas jūs irgi išlaidų kokia situacija, netikėtos išlaidos, kažkas tai atsitiko, kur reikia kuo greičiau padengti tą kažkokį nuostolį. Tai čia yra korta apie tai. Taip, ir aš paskutinę kaladę Iliuminatų taro.
Ir žiūrim, ką jums parodys iliuminatų taro, mano brangus vandeniai, kaipgi pasibaigs jūsų mėnuo. Vandeniai, kas laukia gruodį. Taip, korta velnias, korta 6 taurės, korta vėl vežimas. Tuo aš paklausiu velnias, patikslinimo korta, su kuo bus susijusi. Velnias. Taip, nu žiūrėkit, velnias tai žinoma, tai visos pagundos, tai visos šešėlinės pusės, tai visos, sakykime, taip neaiškios situacijos, tai tuomet, kai tas velnias sudaro kliūtis, koja pakiša mūsų ėjime į tikslus, mūsų gyvenimo kely ir taip toliau. Žinoma, kad velnias, nieko gero iš tos pusės, kad vėl reikia kažką tai įveikti savo iškylančius tamsumus ydas. Užvaldo kažkokios neigiamos emocijos. Pyktis, pavydas, pagieža užvaldo ir reikia su tuo, kažkaip tvarkytis. Vėlgi iš šono pagundas kažkas tai išbando jūsų moralinius įsitikinimus, jūsų ten etikos principus, jūsų moralinius principus. Išbando kažkokią situaciją, kurioje jūs galite būti išprovokuoti, pasielgti nesąžiningai, eiti į dėrybą su savo sąžine ir tai visada pasirinkimas, ar jūs į tą velnio pagundą sureaguosite ir pasakysite, ai nieko tokio, čia nieko baisaus, arba jūs laikysitės to savo moralės ir griežtai užkirsite kelią tai velniškai pagundai. Taip, su kuo susiję gali būti, vėl 8 taurės, tai arba jūsų kažkokia emocinė sfera, arba čia vėl kliūtis, velnias kaip kliūtis išėjimui iš jūsų probleminės situacijos. Vėlgi, apie ką aš jums sakiau, galvojat, ėjot, galvojat kažką jau padaryti, pakeisti savyje ar gyvenime, ir vėl tas velnias jums pakiša išbandymą ir koją ir išbando, ar tikrasis tas jūsų noras. Ar jūs tikrai norite, pavyzdžiui, kaip aš sakiau, grįžti iš ten kažkokios šalies užsienio atgal į ten Lietuvą, į gimtinę ir jau gyventi čia. Ir vėl iškyla pagunda arba kliūtis tam grįžimui. Arba mintis, vėl jums situacija, ar tikrai jūs norite grįžti, ar tikrai tai apsimoka, ar jūs nepasigailėsite. Ir tokios visos situacijos iškylančios ir čia jūs patikrins, kiek tikras yra jūsų noras, kiek tikras yra jūsų ketinimas, kiek jūs turite to ryžto. Ar čia ne šiaip savo dėl iš nuobodulio, kad kažką reikia keisti gyvenimą, jau čia man neįdomu, galbūt tą padaryti, galbūt čia grįžti į tą miestą, galbūt į kitą, galbūt išvažiuoti. Tai čia apie tai. Ar tai jūsų tikrasis noras ir būtinumas ir matymas, kad, ir suvokimas, kad taip, aš noriu būtent gyventi ten ir ten, čia aš vėl jums kaip pavyzdį, arba čia tik tai, sakau, iš to nepadaryti man to, nes man jau čia per daug nuobodu. Ir iškils jums, tos situacijos, kuriuos jūs patikrins jūsų noro, ryžto tikrumą. Taip, ir toliau yra korta 6 taurės, tai gali būti kažkoks susitikimas su žmogum iš praeities. Tai yra praeities tokia nostalgija, korta, kuomet galbūt netyčia susitiksite su žmogum, su kuriuo kadaise draugavote jaunystėj, ten vaikystėj, galbūt tas žmogus jūs suras, galbūt jums parašys, paskambins, dabar yra socialinių tinklų pagalba, galima surasti bet ką iš praeities žmogų ir atnaujinti tą ryšį ir čia tokie visi malonūs dalykai. Čia taipogi staigmenos, kažkokios dovanos malonės, tai kažkam galbūt taip prasigros. Gausite labai malonę staigmeną, jums paruoš galbūt jūsų antra pusė, jūsų partneris, jūsų draugai, kažkokį malonų
siurprizą, gali jum paruošti. Nu ir čia yra paskutinė korta vėl vežimas. Vėl vežimas, aš visada sakau, kai aš 2 kartus ištraukiu iš skirtingų kaladžių tas pačias kortas, tai žinoma padvigubina tikimybę to įvykio. Tai aš jums ir sakiau, kažkam vežimas prasigros kaip transporto priemonės keitimas, įsigijimas, kažkam prasigros kaip kelionė gruodžio mėnesį, kažkokia išvyka, kelionė, poilsinė, turistinė, dar kažkokia. Galbūt ir siurprizas tas bus, kad jūs gausite kelionę dovanų, kas žino, galbūt jūs gausite iš savo artimo žmogaus kelionę dovanų kalėdom ar naujiesiems metams ir bus jums nerealus siurprizas. Tai va, žinoma, tuo aš jums ir linkiu, mano brangus vandeniai. Tiek būtų gruodžio mėnesiui, kas norėtų prognozės asmeninės, žinot jau kur rašyti. Sėkmės jums didžiausias, nuostabaus gruodžio mėnesio ir gražių švenčių.